su tokia teorija ir Baranauskas jam pritarė. Jis rašė, tu pasikėlęs padangėn iš karto, senovių darbus pažinai iš arto. Ir sprendi, aukštybėn išnyko, drąsūs vokiečiai užpakalį liko, šviesų šlovėnai su tavim nelygsta, išvydai kelmą, iš kur kalvos dygsta. Tačiau atsidūrus Peterburgo mokslo akademijoje, ir Kairys, ir Baranauskas įsitraukė į teologinės studijas. Jie domėjosi politiką, dalyvavo to meto jaunimo, Peterburgo akademinio jaunimo studentų sueigose. Visi jautė artėjančią revoliuciją, artėjantį sukilimą. Baigęs, nebeliko pėdsakų apie jų poetinį susirašinėjimą. Baranauskas taip pat. Pas Kairį buvo rasti laiškai, jų tarpe ir Baranausko laiškai, kuriuose buvo pasakojama apie Peterburgo akademijos auklėtinių slaptą organizaciją, apie aišku anticarinį nusiteikimą. To užteko, kad caro žandarų akyse nepageidaujamas kapelionas būtų galima jį areštuoti. Kairių šeimos atstovė Vanda Kulešienė yra parašiusi istoriją, Kairių šeimos istorija. Čia nuo Klemenso Kairės senelio, prasideda nuo Klemenso Kairės senelio. Šiandien tą knygą norėtume padovanoti. Gerbėmieji, po tokios išsamios ir pilnos su pagarba ir meilė Klemensui Kairiui ir visam tam sudėtingam XIX amžiaus laikui pasakytos profesorės Reginos Mikelštės kalbos, laukiant mums čia, giedant Klemenso Kairio giesmių ir skaitomų jo eilėraščių ir plėtelės aplankymų ir viso kito, kas čia numatyta. Aš tik norėčiau vieną kitą žodį pasakyti, tiesiog norėdamas išvardinti žmones, išvardinti tą istoriją, kuri jau trumpai keliais sakiniais būtų antrosios istorinės Anykščių žemės kultūrinės klėtelės ir apskritai Lietuvos tokio kultūrinio ženklo istorija. Šita klėtelė, kaip ir kitos klėtelės, buvo paprasta Kairių šeimos ūkinis paprastas trobesys. Na, o po karo rašytojas vienuolis, atėjęs į šitą sodybą, pas šito namo šeimininką Kazimierą Šaltenį, žmogų, kuris dabar atsiėmė tos namus, kuris tos namus sutvarkė ir kur didžiajame kambaryje šiandien mes esame, jisai parodė rašytojui vienuoliui ant aukšto gulinčius senus popierius, jau kai kuriuos ir gerokai pelių apgriauštus, kai kurias senas nesuprantamom kalbom parašytas knygas, kai kuriuos laiškus, kai kuriuos daiktus. Ir taip Anykščių muziejuje buvo sukaupta pirmoji eksponatų grupė, liudijanti kunigo ir poeto Klemenso Kairio gyvenimą ir apskritai šitos mažiausiai mūsų suvoktos, įsisąmonintos Anykščių miesto pašonėje esančios kultūrinės prieigos istorija. Po to sekė sunkus ir dramatiškas Kairio pažinimas, kuris pro istorinį laiką, neleidusi žiūrėti į bažnyčios istoriją kaip Lietuvos kultūros istoriją, sunkiai skynėsi kelią į mūsų viešąjį kultūrinį gyvenimą.
Tik tai daktarės Reginos Mikšytės dėka pasirodydavo šalia Baranauskui skirtų darbų informacija apie kunigą Klemensą Kairį. Baranausko genijaus šešėlyje buvo minimi ir Klemenso Kairio likimo momentai. To žmogaus atmintis labai sunkiai skynėsi kelią ir į atskirus leidinius. Ir knygelė Mažojoje siluetų serijoje ant aukšto kranto blindelį auga. Yra pirmas Klemenso Kairio literatūrinės kūrybos palikimas sintetinantis leidinys. Atėjęs atgimimas išsprogdino tą priverstinę, normatyvinančią sistemą ir surinkti eksponatai ir surinktos istoriniai žinios buvo sudėtos į vieną. Ir 19 kalbos ir literatūros tome pasirodė puikus išsamus straipsnis apie Klemensą Kairį ir išėjo ta minėta siluetų knygelė, tapo plačiau žinoma. Na, o čia Liūdiškių kaime išlikusi klėtelė vicevaldytojo Juozo Ratauto rūpesčių buvo pradėta remontuoti ir šitos vietos žmonių rankomis buvo perstatyta į kitą vietą, nes stovėjo neautentiškoje vietoje. Visi žinome, kad Kairių sodyba stovėjo anoj kelio pusėje Klemenso Kairio laikais. Ir šiandien yra kulminacija, iš tikrųjų šventė, iš tikrųjų labai svarbi mūsų Anykščių krašto kultūros istorijos diena, nes atidaromas Klemenso Kairio muziejus. Tikiuosi, kad šito kultūrinio ženklo atidarimas pažadins daugelį darbų. Pirmiausia, ne tik tai kunigo Klemenso Kairio pilnesnį pažinimą, eisime į turbūt leidinį, kuris įvairiais aspektais mums apibrėž kunigo ir poeto gyvenimą, bet ir į šito krašto, į šito žemės istorinę atmintį. Žinome, kad už kelių šimtų metrų paženklinta Petro Biržio, literato, aktoriaus, literatūrinės Anykščių muziejus, tačiau su ypatinga pagarba, su ypatingu dėmesiu klėtelės tvarkymą stebėjęs ir jam talkinęs šitos sodybos šeimininkas Kazimieras Šaltenis ypatingai yra nusipelnęs pagarbos ir mūsų visų dėmesio. Jo dėka, jis praktiškai mums dovanojo šitą klėtelę ir dabar mes šiandien atidarome muziejų. Tad ačiū visiems ir tiems išsamesniai atminčiai, įjungdami į savo kultūros istorijos visumą poeto kunigo Klemenso Kairio gyvenimą, mes būsime pilnesni, išmintingesni, nes krašto istorijos, tėvynės istorijos, mūsų likimo žinojimas yra esminė ir svarbiausioji mūsų dvasios atrama, teikianti viltį ir duodanti tikėjimo. Ir labai dėkoju šitos šventės organizatoriams, kad po muziejaus atidarimo čia šitos namuos bus meldžiamasi už kunigą Klemensą Kairį. Viena detalė, kurios turbūt skubėdama nepasakė daktarė Regina Mikšytė, kuri mane yra labai prieš metus stipriai paveikusi, tai naujas daktarės padarytas atradimas, laiškas, Baranausko laiškas, rašytas po kunigo Klemenso Kairio mirties jo tėvams. Jie buvo susitarę, kad mišių metu, kada yra daroma invokacija, kada sakoma, už ką meldžiamasi, yra galimybė minėti dar vieną asmenį ar kelis asmenis, už kuriuos šitoj mišių aukoj tu meldiesi. Baranauskas ir Kairys buvo prisižadėję, jog melsdamėsi kiekvienoj mišių aukoj tą invokacijos akimirką prisimins vienas kitą. Laiške rašoma, jog Baranauskas, aukodamas vienas šventas mišias, pajuto, kad už jį Klemensas Kairys nebesimeldžia. Ir suprato, kad jo nebėra. Tačiau po kiek laiko, kaip rašoma šitam ypatingam laiške, jis pajuto kitokį Klemenso Kairio meldimąsi jau iš ten, iš amžinybės, iš paties Dievo erdvės.
Aš tuo labai tikiu, manau, kad šitas laiškas turi pranašystės, ypatingo praregėjimo momentą. Aš manau, kad nors mūsų maldų turbūt Klemensui Kairiui nebereikia, jog jis Dievo globoje ir malonėje, tačiau šitas gegužinės savotiškos apeigos pamaldos čia, Kairių namuose, man atrodo, yra šalia to kultūrinio momento labai svarbus mūsų dvasinio pilnumo, mūsų tikėjimo ženklas. Ir užbaigdamas norėčiau pasidžiaugti, kad čia išvardintų mums svarbių žmonių tarpe yra ir profesorius Pasaulio Nykštėnų bendrijos pirmininkas, daktaras Antanas Tyla. Labai džiugu jūs matyti, nes esate tas žmogus, kuris skatinote visą laiką mus rinkti kiekvieną mūsų krašto atminimą ir jūsų buvimas šiandien mums yra labai svarbus. Tad su šita didelė kultūrinė ir dvasinė švente visiems ačiū, kurie tai kūrėme ir kurie tęsime Kairių. Aš čia pasiprašiau žodžio. Pirmoje eilėje aš turiu prisistatyti. Aš čia istorijų. Visą gyvenimą, kaip sakant, nepragyvenusi, bet mokiausi. Tai mes beveik kaimynai su šitais, su Liudiškiais. Mūsų žemė ribojasi su Liudiškiais. Tai mes jau geri, mieli kaimynai. Ir kaip mūsų mama sakydavo, kad čia Anykščių ir Liudiškių geri žmonės yra. Žinoma, aš visą laiką šituo tikėjau. Dabar apie ką aš norėčiau kalbėti. Aš labai džiaugiausi, kai atvažiavau į Anykščius ir brolis pasakė, kad Anykščių bažnyčioje dar jau tais stagnacijos laikais atidarė tą memoralinę lentą Kairio. Ir aš kiekvieną kartą atvažiavus vis eidavau pasigrožėti tą lentą Jūciui. Ir tas bernas tas Jūcys iš buvusio berno tapo ūkininku. Ten daug pasakoja apie tas kairiutės, kaip jos išėjo į miestą ir viską. Čia galbūt daugelis skaitė, galbūt nėra man kva. Bet aš apie ką noriu šnekėti. Palygint du momentus, ką skriaudė. Labai ramu, šviesu. Dar polduotis rasakėlėlis iškėtojęs naštą. Skasčias kaip varis rasos akelės nuleidžiant kraštą. Iš mano apie linksmybės tas negirdėtas, dėl šventų paskirtas, katroms apsemtas tenai gyvena Antanas pagirt. Buvo, nebuvo, bet šiandien didžią, labai didžią dieną. Labai patogi dėl tau, brolelį. Bažnyčia už vieną ištiesė rankas, pakelia širdį ir balsu maldauja, kad nubirėtų nuo Dievo stalo trupinių bent sauja per užtarimą patrono tavo, Šventojo Antano. Taigi skardesnė jam garbės siaudžia, čia ir ant Siono. Seniai jau trokšta tos dienos tavo, vat mum ir prašvito. Dabar tik noriu pajautą savo, kurio širdį mito broliškų žodžių prieš tau atverti, kai pirmai buvojo, gretint suėjus ir burnai duodant burnai pieną rojaus. Nieko ant svieto taip tau negeidžiu, prietelingas brolau, kaip to vieningai, kad tvirtai Dievą aprinktum uždalę, kad dugne degtum jo šventos meilės lyg apierą čystą. Rankiotum kvietkus dėl to vainiko, kurs niekad nevysta. Ir ne tik savo atrastum dūšę tarp draugės šventųjų, bet du ir kitas atvestum Dievui, atpirktas jo krauju. Dėl to ir prašau Tėvą aukščiausią, įdant savo čėsę, kai jau paminės vietų vilionę Arnotą uždėsi, zerkalų būtum dėl aprėdimo savo svodbinių rūbų, piemenių gerų, Antanų šventų, Jeronimo triūbą. Daugiau tau visuos te pridur daiktuos tas, kur visą galę. Kursai padarė ant juodos žemės tuoj gaivingą, žalę, margą, kvietkuitą, pilną, vaisingą, drėgną, šiltą, šviesų. Tegul ant galo peržegnos Dievas mūsų tikrą dviesą, kad žemum žemės
nei aukštums dangaus jos neįsklaistytų, einant tarp duobių, šaly erškėčių per keliutę gličią. O širdį kaustų liūdesys kaip grotom, kad tave turiu apleisti. Vos mūsų artino Dievo meilė, tos draugystės vienu ryšiu, o jau atrodo, jog pasaulis pavydi, kad mums nebūtų lengviau ant širdies. Sudė, sudė 1000 kartų, nes nuo šiol gal jau neberegėsiu tavęs. Nei tavo gyvi sodrų žodžiai, niekados manęs vienišo nebežadins. Jėzaus, Marijos šaukdamasis, apkabinu tave ir lik sveikas. Tavo vardą išrėš mano širdyje atmintis amžinų ženklų be žodžių. 1857 metai, rugpjūčio 24 Liudiškė. Ačiū. Daug vaikų ir tada mokina dar antrų dukterį Marijoną. Ana buvo jaunesnė už Cecilijų. Ir iš tos antros santuokos, sakiau, Šaičių, buvo žymiausias sūnus Feliksas. Ana įsivedė labai garsių toli nusišaukusių dainininkį Jozapotų Rimkutį iš Pašventupio kaimą. Toji Rozalija Rimkutė turėjo 5 dukteris ir visas buvo labai slaunės dainininkės. Veronika Kulešienė, Amilija Patronienė, Rozalija Kairytė, ta liko netekėjus, Anelė Bajorienė ir Monika Jankauskienė. Iš šitos kairiūčios mėgdavo visur giedoti. Anais laikais to, kad žmonės netgi katutėm plodavo per upę išgirdi. Ir kai jau pasmakina tos dukterys, buvo makintesnis negu šiaip savo kiti kaimo vaikai, tai Anelė Bajorienė išvežė savo mamą Kaunan ir rašė giesmes 1938 metais. Tai va iš tų įrašų mes ir mokėmės. Dabar jūs girdėjęs, kaip Žilvinas skaitė visų Dienelą Brėkštą, nu nesustojau su savais vaikais. A mes pagėdosime tik tiek, kiek kairiūčiais gėdodavo. Ateikit, Donišiu. Dienelą Brėkštą ir aušras skaistų veidų roda, naktį und vietas nekrutant būti, regis jauna bodu. Sušneka žvirblis, sučilbas krebždi, gegužė sukuka ir lakštingėlio viduj krūmelių suskimba tarp rūka, kur grįži ausį iš visų pusių girdžiu giesmės maldų. Kožnas paukštelis gieda dėl Dievo, žino, kaip tai saldu. Šiltas vėjelis su žiedų kvapu plaukėdams po žemį. Rugis braidžioja, net laukai liūla, vilniomis aptemi. Tadu pakalnas ir kalnai čiūža, gieda vienu balsu. Lygiai ir miškas nusužia braška, labai ramus kalsu. Ir tas kalduotas rasakylelis iškietojis naštų, skaisčias kaip varis rasas sakelas, nulaidžia prie krašto. Tai tiek iš Dienelės Brėkštą giedodavo kairiūčias. Kadangi šiandien visą laiką buvo minimas ir Antanas Baranauskas, tai niekaip apeina ir nepagiedot jo garsiausias giedų dainelas.
Giedų dainelai sukūrė melodijų Baranauskas, bet padės sustatyti Klementas Kairys. Tai jūs patys pamatysite, kad labai jų artimas tos giesmės. Nu ir mes Baranausko giesmę Giedų dainelų laikom Anykščių himnų. Giedų dainelį savo giesmelį apie rūpesnius vargelius. Lietuvos kraštą netaip išraštą giedų senųjų žodelius. Kalnai un kalnų, eonu kalnų, kalnai ir maži kalnai, kinai Lietuva, per amžius buvo, kaip saka mūsų seneliai, miškai saudėti, meškas gaudė, kasdien lietuviai iš senų. Užė braškėjo, medžiai nogvėjo, ten kur lietuviai gyveno. Ant smėlio kalnų, upėje kailių, užuolai švisti kerėjo. Ir tie dievaičiai, antros žemaičiai, katros Lietuvą turėjo. Ir labai buvo plati Lietuva, daugelį žemių įgijau. Žmonės laimingi buvo turtingi, niekur nebuvo vergijos. Toliau Dauguvos kraštas Lietuvos, Smolensko žemė apriečia už Dunojėlio, kur mes šešėlio, saulala žmogų apšviečia. Štai diena aušta, naktis išlaužta, nyksta tarp lėtų žmonelių. Bet koks mums žodis tiesą parodys, koks kelią vedys ves keliu. Nesibijokim, nebėdavokim, Dievas ko reikia mums žino. Kad bus mums sunku, duos savo runkų, mums kožnam kartį ketinam. Anykščių miestas, kalnais apriestas, pakraščiai šventas upelas. Lanka bažnyčių visų lyčių, kas nedėvisi žmonėlas. Giesmė ir mano, neklausant saldų, bažnyčios mūrus jaudina. Giesmė malonės, įdėka malonės, dieviškų širdį jaudina. Na, o dabar šiandien mes prašome, muziejaus vardu prašome jį dar būti ir muziejininku, globėjo šitos klėtelės, šito pastatėlio, kurį jis mielaširdingai dar atgimimo pradžioje prieš 5 metų dovanojo Anykščių krašto kultūrai, dovanojo visai Lietuvai. Ir norime prašyti, kad žmonės, kurie užklys į šitą sodybą, kad pavedėtumėt jūs iki tos klėtelės ir kad galėtumėt apie Kairių giminę papasakoti. Norime jums vieną jums, o kitus pirmiesiam lankytėm, kurie čia apsilankys, Kairių šeimos istorijas padovanoti.
Ačiū Jums, kad Jūs čia dalyvavote. Noriu šitas gėlės paaukoti mūsų gerbiamam, mūsų Liūdiškių kaimo žmogui, ištvėrusiam visas negandas, tremtis, nelaimės ir žinoma, sugrįžus dar nepriimtam į savo namus ir tiek daug vargo padėjusiam savo rankom, atstačiusiam šitos namus, šitą sodybą, sutvarkiusiam, kur žmonės jauni gyveno ir ją sugriovė, suniekojo, nors galėjo to nebūti ir dar tuo pačiu neįleido į savo namus. Tai nuoširdus ačiū, kad mes turim šiandien muziejų, turime kur išeiti visi čia, liūdiški žmonės, pasidžiaugti, pasilinksminti, pasišnekėti, susieiti. Tai nuoširdus ačiū, tegu Marija jį saugo visus metus, dar ilgus metus ir tegu jis ilgai būna sveikas ir laimingas. Tomato bažnyčios choras vadovaujamas Rimvydo Griauzdės kviečia visus kartu su jais giedoti Mojavą. Dangaus Dieve pasigailėk mūsų, Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų. Šventoji dvasia Dieve, pasigailėk mūsų, šventoji trejybė Dievas Dieve, Marija, melski už mus, šventoji Dievo gimdytoja, melski už mus. Šventoji mergelė, melski už mus. Motina Kristaus, melski už mus. Motina bažnyčios, melski už mus, motina Dievo malonės, melski už mus. Motina vyriausioji, melski už mus, motina skaisčiausioji, melski už mus. Motina nepalytėtoji, melski už mus, motina nesuteptoji, melski už mus. Motina mylingoji, melski už mus, motina stebuklingoji, melski už mus. Motina geroji patarėja, melski už mus, motina sutvėrėjo, melski už mus. Motina išganytoja, melski už mus, mergelė išmintingoji, melski už mus. Mergelė garbingoji, melski už mus, mergelė šlovingoji, melski už mus. Mergelė galingoji, melski už mus, mergelė moningoji,
ištikimoji, melski už mus, teisybės paveiksle, melski už mus. Išminties soste, melski už mus, mūsų linksmybės priežastie, melski už mus. Dvasios inde, melski už mus, garbės inde, melski už mus. Įsakusis maldingumo inde, melski už mus, paslaptingoji rože, melski už mus. Dovydo bokšte, melski už mus, balčiausiasis bokšte, melski už mus. Aukso namai, melski už mus, sandoros skrynia, melski už mus. Dangaus vartai, melski už mus, aušros žvaigždė, melski už mus. Ligonių sveikatą, melski už mus, nusidėjėlių gynėją, melski už mus. Nuliūdusiųjų paguoda, rožančios, melski už mus, karalienė taikos, melski už mus. Kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums viešpatie. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus viešpatie. Kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Tavo Mergelė ir motina, mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu amžinojo žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai